Labas vakaras. Noriu minutę pabendrauti. Žinot, kai pradėjau kurti kepuraitės, tai iš tikrųjų tai pradėjau save realizuoti, ten tokie sprendimai, ėjo kaukulytės, taškiukai, leopardai, džinsas, dažymai, nėriniai, nuo karališkos kepuraitės iki minimalistinės, paprastos ir tikrai sukurtos yra ištisos kolekcijos, jau kurių gal apie 10 metų, gal buvo pertraukos, bet ne apie tai. Ir žinot, kiekvieną kepuraitę sukūrusi ir galvoju, nežinau, neparduosiu, bus man. Tiesiog viską kuriu iš tikrųjų tai, kas man yra gražu, kas man patinka. Ir dabar ant mano darbo stalo aš jums noriu parodyti užsakymai, kurie iškeliauja. Manau, dar šiandien išsiųsiu, noriu gal savaitgalio Omniva gal dirba, gal šeštadienį gaus, nežinau, arba pirmadienį ryte. Tai noriu tiesiog parodyti, kokios kepuraitės skirtingos visiškai, kai aš sakau, nuo klasikos iki visiško moderno, iškeliauja pas nuostabiasias moteris. Žiūrėkite, koks tai unikalus komplektas. Iškeliauja unikaliai moteriai. Žiūrėkite. Čia yra sukurta tokio netvarkingumo principų, bet labai ypatinga vilnelė. Kiekviena mano kepuraitė yra autentiška ir nepakartojama. Šitos kepuraitės iš tikrųjų vienintelės visame pasaulyje, jūs tokio daugiau neįmanoma bus padaryti. Šita toliau. Žiūrėkit, nuostabi moteris, kokiais rinko. Aš tikrai šitą, kai kūriau, dar pasivinėjau, čia ir Svarovskis, galvojau, vau. Nu tiesiog, ir kaip man gera, kada moteris išsirinko šitą kepuraitę. Vau, nuostabi kepuraitė išvažiuoja į savo naujuosius namučius. Individualus užsakymas moteriai nuostabiai, kuri norėjo didesnio šalio. Čia yra dviem pusėm, pusai galima pasiderinti, šviesiau, tamsiau. Šiek tiek didesnė galvytės apimtis. Labai gražus spalvų žaismas, miela kepuraitė. Kepuraitė, komplektėlis, iškeliauja taipogi naujus namučius. Moteris norėjo didelio šalio kaip movos. Lietuviška vilnelė ir lietuvaitės kūrėjos kūryba liejasi laisvai be ribų. Štai kokia kepuraitė, taipogi su perlais. Tarp kitko, čia yra šalikėlis movas, perlas vienas, labai įspūdingas komplektas. Taipogi iškeliauja klientei. Ir čia su šalikas perlas labai įspūdingai atrodo. Noriu aš jums parodau šitą video, žinokite, ko galima tikėtis pas mane, iš manęs, vau, visko. Ir kai aš sakau, žiūrėkit, kokia nuostabi kepuraitė, nenoriu būti carienė, noriu būti karalienė. Nuostabi kepuraitė, taipogi iškeliauja į mūsų Lietuvos sostinę. Wow. Tai aš kuriu nuo klasikos iki visiško moderno. Galiu traukti nėrinius, žaisti, eksperimentuoti. Esu atvira kūrybai. Štai, klientė norėjo tokios minimalistinės kepuraitės. Pogi atvažiavo.
kaspinų padekoruotų. Štai dar baigiamieji darbai laukia, tik parodau pavyzdį. Šita kepuraitė taipogi iškeliaus. Tik reikės rožinį kaspiniuką. Šiandien pradėsiu siūti, kurti moterį šitą kepuraitę. Tai štai matot, kokie skirtingi kūriniai renkasi moteris. Tai vadinasi, mano kūrybos, mano stiliaus, mano įvairovės reikia moterim. Ai, to dar prašė moteris, kurios nenori klipsai. Štai turiu ir klipsus suruošiau nuostabiai damai, nes moteris neprasidūrus yra ausyčių. Kitą savaitę pradėsiu kurti papuošalus, turiu įsipareigojimų. Ir kągi, linkiu ir jums, moterim, to tikriausiai nevienodumo, išskirtinumo. Kada vertinsite save, jumis vertins ir visas pasaulis. Iki.